lankomės Vilniaus antrose vaikų globos namuose. Šiuos vaikų namus aplankė Teleloto vedėjai Marijus Žiedas ir Gabrielė Bartkutė. Mes iš tikrųjų šiandien esam tokie pasiuntinukai. Elfai. Elfai. Mūsų atsiuntė Nomedą ir mes jums atvežėm jos atvirukų. Kadangi artėja Kalėdos, o prieš Kalėdas visada vieni kitiems rašom sveikinimus. Tai mes jums dabar, Marijau, plėšk. Mes dabar jau padalinsim Nomedos atvirukus. Parašėjai Nomedai atviruką, taip, ne? Ką tu jai parašėjai? Nomeda, aš jūs sveikinu su artėjančiam šv Kalėdom ir naujaisiais metais ir linkiu daug laimės ir džiaugsmo. Nuo Stasės. Kam tu parašėjai? Kalėdų seneliui. Kalėdų seneliui. Paskaityk man, ką tu parašėjai. Nemokas. Nemoki skaityti, tau kažkas padėjo parašyti, ar ne? Mama, šitie abudu. Šitie abudu? Taip. Mamai, sveikinu su šventom Kalėdom. Stasiukas Šernauskas. Ar ne? Va, kaip gražu. O šiaip? Kam šitas laiškas parašytas? Mamytei. Mamytei. Na, dabar perskaitysi, ką tu jam parašai. Aš tave myliu labai. Tavęs pasilgau, noriu, kad mane įsivaikintum, bet turiu tau pranešti svarbę žinią, kad mane įsivaikins. Čia viskas, ar ne? Ir tu norėtum, kad mamytė tave įsivaikintų? Bet tave žada kažkas kitas įsivaikinti. Tu nori, kad mamytė suspėtų? Taip. Mes labai prašom, kad jeigu mamytė girdi, kad nepaskubėtų. Norėdami paaukoti vaikams, jūs galite pasveikinti savo artimuosius, pirkdami Paletį atvirukus, kurie išleisti specialiai šiai akcijai. Ar žinote, kad rengdamiesi įvaikinti vaiką, galite kreiptis į gydytojus genetikus, kurie jums padės atlikti būsimo įvaikio įmanomus genetinius tyrimus.